Sveiki visi, su jumis Aurimas ir truputėlį pakeisime rubrikos pavadinimą, vis dėlto vadinsime tiesiog apie derybas. Na, kodėl? Todėl, kad daugiau fantazijos ir laisvės galima padaryti ne tik mašinoje. Suprantu, pradžia gera buvo, tačiau improvizuojam ir tobuliname laidą. Aišku, dar jinai kol kas nepaleista, tai jūs to nežinote. Dabar jau jūs tai išgirdote. Na, nesvarbu. Esmė yra ta, kad pagrindinė tema yra derybos. Ir lokaliai galėsime būti daugiau įvairesnių vietų. Na ir esmė čia tokia. Derybų esmė yra iš tikrųjų suprasti tai, ko nori iš jūsų priešininkas, tai yra kita pusė. Ir tokiu būdu mes, jeigu viską rinksim informaciją, tai ir suprasime, ko jisai nori. Šitoj vietoje reikėtų ne vien tik tai galvoti apie save, o galvoti ir apie kitą pusę. Nes jei galvosite vien tik apie save savanaudiškai, tai jūs prie tikslo eisite lėtai, klampiai, sunkiai. Juk derybose yra dvi pusės ir jūsų esmė svarbiausia išsiaiškinti, ką kita pusė nori pasiekti, ko trokšta. Jūs tai jau žinote, ko norite, bet turite suprasti ir ko kita pusė nori. Būtent klausymosi būdu. Ko gali norėti? Tai pinigų galbūt, kažkokių emocijų, daiktų, galimybių, kažkokią nori situaciją susikurti, su kažkuo susipažinti ar gauti kažkokį statusą. Tai gali būti įvairūs dalykai ir jūsų išankstinis vertinimas ir nuostatos šičia primetant, ko jisai nori, nebūtinai gali padėti. Taip gali, bet nebūtinai. Todėl jūsų reikalas yra klausyti ir vertinti. Taip pat, kad kita pusė galėtų atskleisti tikruosius savo troškimus, jinai turi būti jaustis saugi. Todėl jūsų reikalas yra būtent besiklausant ir priversti ją jaustis saugiam. Tokiu būdu tas žmogus kalbės atvirai, nes jei nesijaus saugiai, galvos, kad jūs norite išnaudoti, pasinaudoti situaciją ir netinkamai atsiskaityti, atsilyginti, tai kita pusė nenorės atvirai ir kalbėti. Turėkite tai omenyje. Turite sukurti saugią aplinką, jog būtent kita pusė kalbėtų apie tai, ko nori, ko iš tikrųjų nori. Ir visa tai jums padės, realiai. Nes jūs žinosit, ko nori, galėsite tai siūlyti, jei negalėsite, nesiūlysite, arba galėsite bendrom jėgom ieškoti, kaip tai gali gauti tiek kita pusė, tiek jūs per kitą pusę. Nes jeigu ji negaus kažko to, ko nori, tai bus sunku ir susitarti. Todėl jeigu jūsų pašnekovas, kitas pusė, priešininkas, kaip nori taip vadinti, turi tai, ko jums reikia, jūsų reikalas įsiklausyti, ko nori jis ir pasistengti tai suorganizuoti, jeigu tai jūsų galioje. Ir aišku, jeigu pasijaus kita pusė, kad viskas čia yra gerai, saugu, iš tikrųjų apie norus yra labai lengva kalbėti. Būtent derybų ir esmė yra atskleisti savo troškimus, pasakyti ir labai svarbu išgirsti. Dažniausiai mes nesam linkę įsiklausyti, linkę esam primesti, vertinti išankstiniam nuostatom, sakyti, jis to nori, nes aš taip galvoju ir negirdėti, ko iš tikrųjų jam reikia. Nors kitą kartą iš tikrųjų neretai būna tai ir emocijos. Kalbant apie kito žmogaus emocijas, kurias jis patiria, ar tai laimė, džiaugsmas, neapykanta, pasitenkinimas, kažkokie frustracijos, įvairiausios emocijos, ką jis šiuo metu patiria, sukuria jaukią ir patikimą aplinką. Net jeigu kalbame ir apie neigiamas emocijas.
yra sakoma, įvardinta emocija, jinai sumažėja, jos svoris sumažėja. Gali sakyti, aš matau, kad jūs esate suirzęs, arba jeigu nesate tikras tuo, jaučiu, lyg tai būtumėt suirzęs. Ir tai iš karto sumažina pašnekovo suirzimą. Tad įvardinti emocijas padaro aplinką jaukesnė, pašnekovo emocijas. Ir jisai jausis, mane supranta ir pasitikės jumis labiau, sukurs saugumo jausmą, ko pasekoje atskleis daugiau savo tikrųjų norų ir troškimų. Ir tokiu būdu yra sukūriamos galimybės tikrajam dialogui, o ne paviršutiniškam, kai vienas kito bijom, nepasakom tikrųjų interesų ir, tokį kažko nori, bet ne iš esmės pasako, arba, nebūtinai pasako tai, ko labiausiai nori. Tai, tokis dalykas, jaukumas ir pasitikėjimo atmosfera yra kritiškai svarbu, be jo, pasiekti kažką daugiau yra pakankamai sunku. Taip pat, sekantis patarimas yra neperskubėti, daryti viską lėtai. Kai sulėtini procesą, nuramini ir aistrą. Nes jeigu pašnekovas yra užsidegęs, karštligiškai, ten, reikia man to, davai duok, tai iš tikrųjų tai nebus racionalus pokalbis. Jūs turite kiek įmanoma sulėtinti tempą, pokalbį, aplinkybės, kad būtų galima sustoti, padaryti pauzę, lėtai, racionaliai pagalvoti. Nuoširdžiai netgi pasakyčiau. Kitas punktas, pozicija. Vienas iš elementų, kas taip pat gali padėti derybose, tai yra lėtas, užtikrinantis, ramus balsas. Tiesiog kalbate užtikrintai, teigiate, mano pozicija yra tokia. Lėtas, ramus balsas. Kuo daugiau užtikrintumo, ramumo balse, tai tuo daugiau pasitikėjimo jumis. Tiesiog vien tik iš balso intonacijos. Tai tiesiog pasakyti teiginį, neužduodant klausimo. Kai jūs teigiate kažkokią situaciją, tai vadina netgi vėlyvo vakaro laidų vedėjo balsu. Paprasčiau tariant, ramiu ir užtikrintu. Jei pasakiau, tai pasakiau. Yra taip, kaip aš pasakiau. Galite pasipraktikuoti, pamatysite. Žmonės supras iš karto skirtumą, pasąmoningai supras skirtumą. Ne tai, kad, čia tu iš karto pasikeitei. Ne, jie jaus jumyse rimtumą. Ir tas rimtumas ir užtikrintumas suteikia žmonėms ramybę, nes jūs žinote, ko norite, tai tarėte aiškiai, ramiai, bei užtikrintai. Ir jeigu jūs žinote, ko norite, kai kiti nežino, ko nori, gali atsispirti nuo jūsų užtikrintumo ir tokiu būdu susibalansuoti taip pat savyje. Nes emocijos yra užkrečiamos, ramybė ir užtikrintumas iš jūsų sklindantis sukurs ir kitai pusiai galimybę jaustis panašiai. Taigi, ir pabaigai, ką galime parekomenduoti, tai yra dar vieną knygą, ne tik šią knygą, kurią dabar aptarinėju, bet ir kitą. Autorius paminėjo vieną tokią knygą pavadinimu Derybos su velniu, kada derėtis, o kada kovoti. Pasidalinu tai, ką surinkau iš šios knygos. Tai, galima ir kitas knygas taip pat paskaityti, praplėsti savo žinias. Ketinu turbūt ateityje taip pat ir aš paskaityti. Priklausys nuo galimybių. O galbūt jūs esate kažkuris skaitę knygą Derybos su velniu, kada derėtis, o kada kovoti, pakomentuokit, ar verta knyga dėmesio. Jeigu taip, tai valio, tikrai bandysim, skaitysim. Jeigu
Ne, nu, irgi norėtųsi išgirsti realią žiūrovų nuomonę iš tikrųjų. Taigi, toliau dar ir paskutinė pozicija. Kiekvienas mes iš tikrųjų transliuojame pasaulyje per savo kūno kalbą tai, ko norime, ką mes esame pasiryžę, per jausmus, per kūno kalbą ir gal net ir nesąmoningai jūs tai suprantate, bet pasąmonė jūsų tikrai tai supranta ir kažkodėl matot kitame žmoguje kažkokį vidinę kibirkštę, ar jis pasitikė, ar jis žino, ar jis bijo, tarsi nėra kaip aiškinti, bet jūs matote, ar jis dreba, ar jis vaikšto, kaip sakant, atsipalaidavęs plačiai. Jūsų tiesiog pasąmonė jums mintimis kužda ir duoda tokius impulsus bei intuicijas apie kitų žmonių savijautas bei tikslus ir norus. Tad, tai irgi yra tokis subtilus dalykas, į kurį reikia atkreipti. Jeigu turime ryšį su pasąmonė, galima atkreipti ir suprasti kito žmogaus net ir mintis. Iš tikrųjų, taip magiškai skamba, bet tiesiog tas supratimas tokiu pajautimo būdu. Tokie kaip jaučiam, net tai sunku apčiuopti, bet pajutę tuos jausmus, tai tarsi nesąmoningai tokia kaip telepatija veikia. Tai yra ne mintiniu pavidalu, o jausminiu. Ir jeigu jūs esate jautresnis arba skiriate daugiau laiko emociniam intelektui, EQ, tokiu būdu galite pajausti tiesiog neapsakoma žodžiais kito žmogaus nuomonės, interesus, poziciją, tiesiog, kitaip sakant, intuityviai. Arba kaip autorius teigia, empatiškai. Tai atkreipti dėmesį į savo bei kitų žmonių kūno kalbą, jausmus, emocijas, į bendrame kontekste prideda jums ekstra kreditų suvokti, ko kitas žmogus iš tikrųjų nori. Nes kai pateikėt pasiūlymą ir nematot jokio džiaugsmo kitame žmoguje, vadinasi, kažkas yra negerai. Tai tiek šiandien. Dėkui, kad skiriate laiko savo kompetencijoms. Su jumis buvo Aurimas ir iki kitų kartų. Čiau, paka.